Žinokit, tai jos filmai yra kiekvienose skrynuose. Buvo dokumentinis Kaune fabrikas, taip. Buvo jos apie balsus, žmonės girdi balsus. Tai vienu žodžiu, jinai dalyvauja kiekviename skryne ir šiandieną vėl čia su kitu filmu. Ketvirtas skrynas, ketvirtas dublis. Taip, filmas nepalaidotas. Liko 2 filmai, šitas ir dar vienas. Tas, kurio sakiau jums visiems laukti, nes bus linksmesnis, visi tokie biškiniūrų šiandieną pas mumis. Tai reikia praskraidinti nuotaiką, ne nuotrauką. Taigi, paslaptingai mirus benamiui tėvui, teatro vadovė Eglė pradeda girdėti balsus, kurie pranašauja apie grėsmingą įtūžusio tėvo sugrįžimą. Įsigandusi Eglė įkalba savo draugę aktorę jai padėti atlikti Eglės įsivaizduojamą vaidmenį ir padėti jai pasinerti giliau į ramybę neduodančius prisiminimus. Taigi režisieriai ir prodiuseriai Elvina Nevardauskaitė ir David Heineman, scenarijos autorius David Heineman, operatorė ir montažo režisierė Elvina Nevardauskaitė, garso režisieriai Elvina Nevardauskaitė ir David Heineman, kompozitorius Andrea Bocadoro, prodiuserinė kompanija Broken Island Film ir dailininkai Lina Židonytė ir Naubertas Ješinskas. Pamiršau. Ir tarkšt. Gerai žiūrėjimo. Eglė, pabusk. Eglė, kelkis. Kas vyksta? Kur jis? Ateik, Elvina. Elvina, prašom. Sutikim aplodismentais. Kaip jauties, gerai viskas? Šiaip labai skauda gerklę, bet nepaisant to buvo labai įdomu pamatyti šitą filmą, nes mes jį darėm prieš 6 metus. Tai aš režisavau kartu su David ir dar filmavau kaip operatorė. Keistas filmas, šiaip man įdomu buvo pamatyti po tiek laiko. Tiek metų? Jo, labai įdomu ir visai norėčiau pasidalinti tokią istoriją, pasistengsiu trumpai. Kai mes baigiam filmuoti šitą filmą, aš sėdau jį ir montuoti, aš dar kartu ir montažą dariau jo. Ir aš gyvenau tuo metu Vilniuje, nuomavausi butą su viena mergina. Ir man buvo labai sunku montuoti filmą, dėl to, kad jinai visą laiką virtuvėje labai garsiai telefonu šnekėdavo. Maždaug po 2 mėnesių supratau, kad ne telefonu šnekėjo. Pati su savim? Tai pati su savim šnekėjo, jo. Ir labai ironiška, kad jinai šnekėjo su savo tėvu. Tai aš tokį dvigubą turėjau kažkokį efektą, kad aš montuoju šitą filmą apie moterį, kuri turi šizofreniją ir bando išgyventi kažkokius labai stiprius išgyvenimus po sesers netekties, kaltės su savimi ir panašiai. Ir tuo pačiu gyvenu su mergina, kuri, kaip vėliau sužinojau, kai man teko iš tikrųjų fiziškai bėgti iš namų, šokt pro langą, nes man jinai grasindavo ir stovėdavo prie durų, šnabždėdavo ir panašiai, perėjo labai stiprų lygį.
Ir teko po to susisiekti su jos giminaičiais, prašyti pagalbos, kad padėtų ją išsikelt, nes nenorėjau kviesti medikų, kadangi ji turėjo darbą, įsipareigojimų ir taip toliau. Ir kadangi šią temą daug domėjausi, tai suprantu, kad tas gyvenimas gali būti dvigubas. Tai buvo labai įdomu pažinti, kas yra šizofrenija iš artimos tokios aplinkos. O kai kūrėm šitą filmą, tai rėmėmės istorijomis, pasakojimais ir dabar iš tikrųjų, kaip pažiūrėjau, suprantu, kad po to, kaip ką pačiai teko patirti ir dar daugiau gilintis, nes mes vėliau dar darėm filmų šitą temą, kad iš tikrųjų gana tiksli reprezentacija. Ir man atrodo, kad visiškai taip ir buvo. Ir mano atveju, vat, kai teko artimai su žmogum pabendrauti. O šitą filmą mes filmavom 5 dienas, o ruošėmės turbūt 1,5 metų. Ir šitą temą mes labai stipriai gvildenom. Vėliau mes darėm dokumentinį filmą, kurį irgi čia rodėm skrynuose, irgi apie žmonės, kurie girdi balsus. Tai šitą temą, man atrodo, labai įdomi ir gal dar netiek daug ir išnagrinėta kine. Tai va. Ir mes susipažinom su Elvina, aš dirbau prie apšvietimo, padėjęs Best Boy. Taip. Parašyta buvo tam. Taip. Sergejus geriausias best. Best Boy. Jo. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kaip ir jūs dirbate, pasisėmiau patirties ir Linas Žiūra, apšvietėjas, gefinis pagrindinis. Taip. Tai daug įdomių įžvalgų turiu iš šio. Ir tema. Matau, kad tu tęsi tą pačią temą, jinai tokia nepaleidžianti. Vis dar įdomu. Mes dar vieną filmą padarėm, po to jau kitom temom, bet, žodžiu, šitą filmą, tada dokumentinį filmą šitą pačią temą. Atsiprašau, nutraukiau. O prieš tai teko susidurti su ta, nes vis tiek ta situacija tiko prieš tai, kodėl tas filmas atėjo, nes kažkas turėjo ateiti ir paskui pradėjo domėtis tą temą. Tai David, iš tikrųjų, jis atėjo su tą temą. Mes kartu jau dirbam, dabar jau gaunasi 11 metų, tai kai aš dar studijavau, David buvo mano dėstytojas. Ir mes pradėjom kalbėti šitą temą, kad labai įdomu, kad kažkaip nereprezentuota yra psichozė kine, kaip tai atrodo, kaip tai galima pavaizduoti, kad žmogus girdi balsus, kokį reikėtų dėti efektą, ar kokį reiktų sukurti pojūtį, kad žiūrovas pajaustų tai, ką patiria žmogus girdintis balsus. Ir kuo mes toliau apie tai šnekėjom, tuo labiau pradėjom gilintis į temą ir pradėjom rašyti scenarijų. Ir tada natūralu buvo, kad kai parašėm scenarijų, pradėjom abudu mąstyti, kad tai gal reikia kartu ir daryti. Tai mes taip ir dirbam su David, tai vat čia mūsų buvo antrasis filmas, kurį darėm kartu. Taip, nuostabus filmas irgi labai džiugu vėl jį pamatyti. Nes kažkaip prabėga, ar buvo kažkur rodomas festivaliuose, prabėga? Jo, iš tikrųjų buvo rodomas ir šiaip kino pavasaryje pagrindinį vaidmenį atlikusi Severija Nušauskaitė, jinai buvo nominuotam geriausiam vaidmeniui, metų geriausias vaidmuo. Tai visai džiaugiuosi ir pakeliavo po festivalius, bet tiesą sakant, Lietuvoje mes rodėm jį gana nedaug kur. Aš nežinau, aš galvoju, gal buvo netinkamas laikas, sunku pasakyti, bet aš nemanau, kad jisai buvo labai pozityviai priimtas. Gal buvo nesuprastas. Dabar žiūrint po kiek laiko irgi gal suprantu, kur yra galbūt kažkoks informacijos trūkumas, nors man sunku taip tiksliai vertinti, kadangi aš žinau scenarijų, tai man atrodo viskas labai aišku, bet suprantu, kad gana komplikuota ir galėjo kilti klausimų. Tai va. Tai labai džiaugiuosi, kad Screen organizuoja ir yra šitą galimybę. Labai įdomu pažiūrėti filmą po laiko. Labai įdomu. Jonai, turim klausimų iš slaido. Teisingai. Turim klausimą apie Rieško. aktorių pasirinkimą, apie castingą ir kaip tas procesas atrodė ir kokio ilgio jisai buvo. Severijos norėjom specifiškai, labai norėjom jos, ji tuo metu buvo tokia visiškai savo tokiam pike, jinai filmavosi tuo metu serialuose Vokietijoje ir labai sėkmingą darė karjerą, buvo labai sunku ją pagauti, bet tiesiog derinomės pagal jos kalendorių ir norėjom dirbti su ją. Taip pat Vilma Raubaitė, ji beje yra klaipėdietė, turbūt nemažai kas ir atpažįsta ją. Tai irgi labai norėjom, kad jį vaidintų, neįsivaizdavom tiesiog labiau tinkančios moters šitam vaidmeniui ir tarp jų tokia labai gera įtampa yra, tokia ir intimi šiek tiek ir tokia komplikuota. Tikrai atrodo, kad tai galėtų būti žmonės gyvenime turintis kažkokį santykį. Labai man atrodė toks tikras tarp jų.
Ir taip pat Jonas Vaitkus. Šiaip labai įdomu, kad būtent tuo metu, kad kai mes filmavom filmą su ta mergaitė, turbūt po kelių dienų įvyko tas skandalas, žodžiu. Tai tikrai nežinau, kaip taip gavosi. Ir galbūt dabar, va, iš tikrųjų labai gerai, kad šitas klausimas iškilo. Galbūt dėl to tas filmas nebuvo daug kur matytas, nes labai buvo stipri atstumimo reakcija, žmonės galvojo, kad mes specialiai tai padarėm ir kaip mes jį kalbėjom, žodžiu, po to, nežinau, ar kažkas žino, bet buvo toks, žodžiu, kontekstas, kad įsivėlė tokį skandalą su merginomis jaunesnėmis. Ir jo, tai buvo tokia labai stipri atmestina tokia reakcija žmonių, kad ką mes padarėm, kaip mes čia taip kompromituojančiai pradėjom aktorius atrinkti, bet tiesiog taip nutiko. Tai ta aktorių atranka buvo šiaip labai apgalvota ir išlaukta ir mes labai norėjom turėti šitos aktorius tose rolėse. Ir taip pat mergaitė, jos irgi ilgai ieškojom ir norėjom, kad tas šiek tiek, žodžiu, ir balsas jos atitiktų tą, ką įsivaizdavom ir, nu, tiesiog. Taip. Bet tai yra normalu, jūs ir prodiusavot dalinai. Taip, mes ir prodiusavom, mes iš tikrųjų visus savo 4 filmus, prie kurių dirbom, prodiusavom patys, tai visiškai absoliučiai nepriklausomi esam, tai už visas klaidas, už visus išleistus pinigus esam atsakingi patys, o išleidom tikrai nemažai. Tuo metu šitas filmas mums atsiėjo beveik 25 000 eurų, tuo metu prieš beveik 7 metus, kai mes filmavom ir daryti iš savo pinigų, tai atrodė kažkaip labai daug. Dabar atrodo, kad labai pigiai padarėm šitą filmą, nes turbūt tikrai, kas žino, tai kainos pakilo turbūt 5 kartus per kokius 7 metus, nes mes tada tik pradėjome eiti į eurą, žodžiu, turėjom ir dar viskas buvo tokiais kažkokiais, kitokiais standartais šiek tiek, dabar viskas labai labai išbrango. Tai dabar trumpametražį filmą galiu išduoti, kad mano draugė darė, irgi pati iš savo pinigų, panašios trukmės ir taip pat iš asmeninių ir, žodžiu, lėšų iš draugų, iš artimo rato, tai išleido 104 000 eurų. Tai va. Ir tai buvo irgi 4 dienų filmavimas. Tai, žodžiu, standartai tikrai pakilo. Taip. Yra dar klausimų? Čia toksai komentaras. Perskaitysiu. Nublemba po darbų ateinam pasilinksminti, o ne paverkti. Tai čia galbūt bus gera vieta panonsuoti sekantį filmą. Ne? Tai taip, aš jau labiausiai laukiau. Gerai, bet užbaigiant su Elvinu, visi tie filmai, jie turi ryšį. Kažkaip gavosi, kad susilipdai į... Taip, tai nėra lengvai žiūrimi filmai, nes tai paliečia giliai kažkur mus. Bet ne viskas gyvenime yra linksma. Taip. Gal taip pasakysim. Bet man atrodo, kad labai gera selekcija filmų ir dabar jūs turėsite komediją. Taip. Absurdo komedija. Absurdo komedija. Paleisime jūs tikrai linksmesnę nuotaiką. Perginkit, turėjom programoje vieną, kuri tokia pabaigimai. Taip, paplokime Elvinai. Ačiū labai. Ačiū jai.